Kauno rajonų bendruomenių apdovanojimai 2024. Metų iniciatyva projektas Sveikos gyvensenos srityje nominantai: Vidas Totilas ir Rasa Bakienė už ėjimo ir bėgimo renginių organizavimą Zapyškyje, Ugnė Vitartė už nemokamas aerobikos treniruotes bendruomeniai ir pagalbą įgyvendinant sporto projektus, Ringaudų bendruomenės centras už tradicinį sporto renginį Bėgimas už Ringaudus, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė už stalo teniso turnyrų organizavimą, Gytis Grigaliūnas ir Evelina Grigaliūnienė už treniruoklių inventoriaus atnaujinimą ir treniruotėms skirtų patalpų remontą. Laimėtojas Ringaudų bendruomenės centras. Tai viena sportiškiausių bendruomenių, nuolat būrianti vietos gyventojus sportinėms veikloms. Bendruomenė propaguoja sveikos gyvensenos idėjas, organizuoja sporto renginius, treniruotes ir talkas, į kurias aktyviai įsitraukia tiek nariai, tiek aplinkinių seniūnijų gyventojai. 10-ąjį kartą vykęs tradicinis renginys Bėgimas už Ringaudus, suburiantis tiek didelius, tiek mažus, jau tapo šios bendruomenės vizitinė kortele. Ringaudų bendruomenė yra labai aktyvi bendruomenė, ganėtinai jauna bendruomenė. 19 metų šiemet buvo ir 3 amžiaus universiteto studentai lanko įvairias mankštas, eina, naudojasi visuomenės sveikatos biuro teikiamom paslaugom ir eina į mankštas, įvažiuoja į baseinus, netgi nauji nariai, kurie atsikrausto, tai irgi čia yra bėgimas šitoj bendruomeniai, čia yra sporto aikštelė, žaidžia krepšinį, žaidžia tinklinį, jungiasi į tas veiklas ir tikrai labai aktyviai sportuoja. Bėgimą už Ringaudus organizavo mūsų tuometinė laisvalaikio salės organizatorė Gintarė Krypavičiūtė. Ir tas renginys buvo labai šaunus ir mamos su vežimėliais bėgo, su triratukais vaikai. Žodžiu, užsikrėtė visi Ringaudai šiuo bėgimu ir 10 metų, metai iš metų mes darom šį bėgimą. Rengiam įvairias tinklinio varžybas, stalo teniso bei futbolo. Futbolo aktyvistą turim tokį Martyną Karpavičių, kuris labai aktyviai renka įvairaus amžiaus irgi grupės ir močiutės žaidžia futbolą. Kitom bendruomenėm linkiu per sveiką kūną į sveiką rytojų.